Šnipai yra mokomi būti nematomi, tačiau kartais net ir jie negali išvengti mirties gniaužtų. 2010 metais MI6 agentas Garrettas Williamsas buvo rastas negyvas vienoje iš labiausiai nerimą keliančių nusikaltimo vietų, užrakintas sportinėme krepšyje, be jokių ženklų, kaip ten pateko. Ar tai buvo nelaimingas atsitikimas, profesionaliai įvykdytas nusikaltimas, o gal kažkas dar tamsesnio? 31 metų Garrettas Williamsas nebuvo eilinis žmogus. Matematikos genijus iš Velso, jis buvo įdarbintas Jungtinės karalystės užsienio žvalgybos tarnyboje MI6, o vėliau dirbo vyriausybės ryšių štabe, slapčiausioje Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūroje. Jis puikiai išmanė sudėtingus kodus, buvo kibernetinio saugumo ekspertas ir giliai įsitraukęs į aukšto lygio šnipinėjimą. Tuo pačiu Garrettas buvo tylus, intravertiškas ir kruopštus žmogus. Jis nesidomėjo vakarėliais, o pirmenybę teikė dviračių sportui, techniniams įtaisams ir slaptumui. Taigi, kai 2010 m. rugpjūtį jis buvo rastas negyvas savo bute Londono Pimlico rajone, užrakintas North Face sportinėme krepšyje, kilo rimtų klausimų. Rugpjūčio 23 dieną Garrettas Williamsas kelias dienas buvo dingęs be žinios. Susirūpinę kolegos pranešė apie jo dingimą policijai. Apie 16:40 Londono metropoliteno policija įsilaužė į jo butą, esantį 36 name Alderney gatvėje. Viduje nebuvo matyti jokių kovos ar netvarkos požymių, taip pat jokių įsilaužimo ženklų. Atrodė, kad viskas buvo savo vietose. Tada jie įėjo į vonios kambarį. Vonioje jie aptiko raudoną North Face sportinį krepšį. Jis buvo visiškai užsegtas ir užrakintas iš išorės. Kai pareigūnai jį atidarė, jie rado nuogą susirietusį Garretto kūną. Labiausiai šiurpinančios detalės buvo tos, kad nebuvo jokių kovos požymių, jokių matomų sužalojimų ar gynybinių žaizdų. Spynos raktas buvo krepšio viduje po jo kūnu. Nebuvo aptikta jokių pirštų atspaudų ant krepšio, spynos ar vonios krašto. Krepšyje taip pat nebuvo pirštinių. Kaip žmogus galėjo užsirakinti krepšyje, padėti raktą po savimi ir tada tiesiog mirti, po savęs nepalikdamas jokių pirštų atspaudų? Į šią bylą iš karto buvo pradėta žiūrėti skeptiškai. Tyrėjai ir ekspertai kelis šimtus kartų bandė atkartoti užsirakinimą panašiame krepšyje, tačiau niekam nepavyko. Buvo iškeltos kelios teorijos. Pirmoji teorija – tai buvo nelaimingas atsitikimas. Pareigūnai iš pradžių teigė, kad Garrettas užsirakino krepšyje su iššūkiu išsilaisvinti. Tačiau eksperimentas nepavyko. Tačiau logiškai mąstant, jo piršto spaudai turėjo būti ant krepšio ar spynos, tačiau, kaip žinome, jų nebuvo. Antra teorija – profesionaliai įvykdyta žmogžudystė. Atsižvelgiant į Garretto aukšto lygio darbą žvalgybos srityje, kai kurie manė, kad jis buvo nužudytas. Pagrindinės detalės patvirtinančios šią teoriją buvo tai, kad Garrettas draugams buvo sakęs, jog jaučia, kad yra sekamas. Jis dirbo su projektais susijusiais su Rusijos žvalgyba ir kibernetinė gynyba. O MI6 laukė daugiau nei savaitę, kol pranešė apie jo dingimą, kas buvo labai neįprasta. Trečia teorija – sekso žaidimas. Bulvariniai teiginiai teigia, kad Garrettas turėjo slaptą gyvenimą ir domėjosi seksu su smurto elementais. Policija rado įrodymų, kad jis naršė tokias temas internete, tačiau jo šeima šią teoriją atmetė. Dar įtartiniau buvo tai, kad bute nebuvo kitos asmens DNR įrodymų. Ir jei tai buvo žaidimas, kas jame dalyvavo. Vienas patologas teigia, kad tikėtina, jog Williamsas buvo gyvas, kai pateko į krepšį, nes būtų buvę sunku suraityti lavoną į poziciją, kurioje jis buvo rastas. Kitas patologas teigia, kad Williamsą būtų įveikusi hiperkapnija, padidėjęs anglies dioksido kiekis kraujyje, tik po 2 ar 3 minučių praleistų krepšyje. Koroneris nusprendė, kad Garretto mirtis greičiausiai buvo žmogžudystė. Tačiau policija niekada to nepriskyrė žmogžudystei. Oficialus verdiktas – nepaaiškinama mirtis. 2015 metais buvęs KGB agentas Borisas Karpečkovas teigė, kad už Williamso nužudymą atsakinga Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Pasak jo, ji bandė užverbuoti Garrettą kaip dvigubą agentą, tačiau jis atsisakė.
Garetas tariamai žinojo Rusijos šnipo tapatybę Didžiosios Britanijos ryšių štabo viduje ir grasino ją atskleisti. Karpičkovas pareiškė, kad rusai neturėjo kito pasirinkimo, kaip jį pašalinti, galbūt panaudodami neatsekamą nuodą įleistą per ausį. Tyrimo metu koroneris sakė, kad žvalgybos tarnybų dalyvavimas Williamso mirtyje tebėra pagrįsta tyrimo sritis, bet pabrėžė, kad nėra jokių įrodymų patvirtinančių, kad jis mirė nuo vyriausybinės agentūros rankų. Metropoliteno policija atnaujino bylą 2024 metais, peržiūrėdama teismo medicinos įrodymus, tačiau naujų DNR ar įtariamųjų nerasta. Ar tai buvo nužudymas, surežisuotas nelaimingas atsitikimas, dangstymas? Ar Garetas Williamsas sužinojo tai, ko neturėjo? Ar jo mirtis buvo įspėjimas kitiems? O gal tai buvo tiesiog keiščiausias pasaulio atsitiktinumas? Ką apie tai manote jūs?